Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Klausau? Labadiena. Labas. Iš namų ūkio valdybos skambiname, negavome jūsų skambučio. A ką aš ten turiu skambint namų? Ar buvote šiandien namo susirinkime? Ten man nieks nieko nesakė, aš nežinojau visai. Tai skubu jums pranešti, kad rytoj bus dažomos jūsų laiptinės butų durys. Tai mūsų yra durys su šitagi. Jis ten aiškiai išlindo. Nu, geras durys įdėtas. Tai dažysime ir geras, jūs nepergyvenkit. Duris, tai argi galima šitas duris dažyti? Kelintą valandą jums patogiau, nes vaikščioti nebus galima. Ja. Nu gerai. Galite pasirinkti arba 8 valandą ryte, arba 15 valandą dienos. Gerai, 8 valandą gal. 4 valandas po dažymo darbų vaikščioti ir darinėti duris bus draudžiama. Nu gerai. Taip, toliau jums reikia pasirinkti kombinaciją. Tai yra spalvų kombinacija. Na, aš nežinau, čia reikia paklausti sūnus, aš paklausiu sūnus. Tai jūs paklauskit, mes palauksim. Jūs dabar nelaukit, sūnus dabar dirba, greitoje dirba jis, aš jam paskambinsiu ir pasakysiu. Reiškia, mes paskambinsime jums už 10 minučių. Gerai, jeigu aš svagausiu iš 10 minučių, kažin. Kokias jūs spalvas sakot? Jūsų kaimynai dažys vaivorykštės spalvomis. Vaivorykštė, tai kaip čia suprasti vaivorykštė, tai kelios spalvos bus? Jūs galite taip pat dažyti vaivorykštės spalvom. Lietuvos vėliavos spalvų derinį galite pasirinkti. Aha. Arba tiesiog juodos spalvos su baltais taškučiais. Ir paskiau, gerai. Aha, nu gerai, aš paklausiu sūnus. Lašas po lašo. Klausau? Labą dieną dar kartą, čia mes vėl iš namų ūkio valdybos. Tai ką nusprendėte? Jūs žinot, ką pasakysiu? Jūs neieškokit durnių. Jokio susirinkimo nebuvo, jokių renovavimų ir jokių... Nieko nesuprantu. Mes policijai paskambino šito numeriu, atrasime, kokie kuliganai skambina čia. Oi, kokie mes pikti. Vagys gal norit apiplėsti? Nenoriu net ir kalbėti su jum. Nieko nesuprantu. Ieškok tokių durnių kaip aš. Mum namų valdyba neprišiom, jeigu kas pirmininkė paskambins ir pasakys.